Advokatų garbės teismas tęsė teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos iškeltos drausmės bylos advokatui Ignui Vėgėlei nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimas darosi įdomus. Vakar vykusiame posėdėje Vėgėlei demaskavus meluojant pagrindinį jo kaltintoją, Laisvietės ministrės paskirtą pranešėją Andrių Iškauską, šis buvo priverstas nusišalinti. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė tiek visuomenininkas Andrius Tapinas, kurio prašymų bylą iškėlė Dobrovolska, tiek pats Vėgėlė paskelbęs, kad Iškauskas nusišalino dėl atstovavimo Tapino įkurtai viešai įstaigai Laisvės TV po to, kai jis pateikė to įrodymus ir pareikalavo, kad Iškauskas būtų nušalintas kaip šališkas. Ta situacija gerokai primena valdančiųjų manipulacijas, kai neva savo norų iš Seimo pasitraukė kitas veikėjas pedofilija įtariamas Kristijonas Bartoševičius. Bartoševičius skubiai pasitraukė iškart po to, kai apie gresiančius baisius kaltinimus jam pranešė apie tai sužinoję jį į parlamentą, su savo sąrašu atsitempę konservatoriai. Ir taip išvengė apkaltos, kuri būtų užtraukusi dar daugiau gėdos Tėvynės sąjungai. Advokatui Ignui Vėgėlei iškeltoje drausmės byloje panašu irgi ne iš gero gyvenimo, nusišalinus jos pranešėjui Iškauskui, bylą toliau nagrinės 3 advokatų garbės teismo nariai. Jau metus besitęsiančią bylą pats advokatas Vėgėlė laiko gėdinga. Vienu realiausių pretendentų į šalies prezidentų šiuo metu laikomas Vėgėlė sako, kad jį kenkia advokatūros reputacijai ir jis viliasi, kad byla netrukus bus užbaigta. Kitas posėdis numatytas rugsėjo 19-ąją. Drausmės byla advokatui Vėgėlei pernai rugsėjį iškelta dėl to, kad jis viešojoje erdvėje pasisakydamas apie asmenų, kurie organizavo paramą per COVID-19 pandemiją ir karo Ukrainoje metu, veiklą galėjo suklaidinti visuomenę, sudarydamas prielaidas nepagristai abejoti nurodytų asmenų veiklos sąžiningumu ir skaidrumu. Viešame komentare pernai Liepos viduryje Vėgėlė kėlė abejones dėl paramos medikams per koronaviruso pandemiją ir Rusijos užpultiems ukrainiečiams rinkimo skaidrumo ir tinkamo lėšų deklaravimo valstybiniai mokesčių inspekcijai. Atskleidžiu paslaptį, ne vienas subjektas teikęs paramą ar labdarą per pandemiją šios pareigos laiku neatliko. Gal nebuvo jokios paramos, tas pats ir su pagalba Ukrainai. Atviras ir viešas klausimas, ar VMI nubaudė kokią įstaigą ar įmonę. Gal girdėjome apie patikrinimus, ne baikit kam. Gavai labdaros ir į užsienį pokerio žaisti žiūrėk ir išloši labdaringus pinigus. Naujienų portale Delfi paskelbtame komentare pernai vasarą teigė Vėgėlė. Nors Vėgėlės komentare jis nėra minimas, būtent Tapinas organizavo lėšų rinkimo akciją pirkti kovinį droną Bayraktar Ukrainos kariuomeniai ir vėliau vyko į Jungtines Amerikos valstijas žaisti pokerio. Dėl šio komentaro visuomenininkas parašė skundą teisingumo ministrei. Mat pagal įstatymą drausmės bylą advokatui gali iškelti arba advokatūra kaip savivaldos institucija, arba teisingumo ministras sulaukė skundo.